Labas vakaras, brangiai. Atsiprašau, kad truputį vėluoju paskutinę akimirką, dar sūnus atvežė dovanų ir labai noriu visiems padėkoti iš tikrųjų, kurie atvažiavo, kurie buvo, kurie dalyvavo. Tikrai labai daug žmonių susirinko. Buvo ir meškinas didelis, toks aš su juo šokau, o vaikai šoko su panda, irgi tokia gal 2 metrų panda. Tai čia buvo tokių bepročių, dėl tos pandos kėlė klausimų ten. Žmogus turi verslą, nusipirkęs pandą, organizuoja vaikams šventės, tai ten kažkokia grupė prisikabino, ten sako, čia pedofilų ženklas, dar kažkas. Tai, girdėjęs aš tų sąmokslo teorijų, kad čia Nes ten Okmanas, ko tą pandą nešiojas, aš irgi nesuprantu. Bet jeigu turi žmogus verslą, turi biznį, organizuoja vaikams šventės, vaikai atbėga, apsikabina ir visi ten, wow, blogai kažkas, tai čia, nekreipiu, aš ten bepročių dėmesio. Tai žodžiu, tikrai labai visiems ačiū, kas atvažiavo, super labai buvo vakaras. Tie, kas rudžio paragavo liuksą, dėkit, kai kuriuos va matau ir žino, kas rudis yra. Buvo galimybė ir net alaus celofano įsigyti, tai va, iš tikrųjų gaila savo neturiu parodyčiau, bet gal kas nors, bet apie 3 bačkas, klausiu, bare sakė, 3 bačkos buvo parduotos, 3 bačkos celofano alaus, tai beveik 100 litrų, kiek ten bačka, 30 litrų, tai va virš 3 bačkų, tai va apie 100 litrų ir gaunasi. Tai va, tai labai šauniai praėjo visas vakaras iš tikro, super gavosi. Ateik, Kajau, parodyk. Kajau, ateik, atneš. Va, gavau dar tokią dovaną. Parodyk, Kajau. Norėčiau, kad gal parašytumėt komentarą, į kieno pirmą jūsų nuomonę reikėtų šitus suvaryti, ne? Tai va, čia šitą supratot apie ką ir kam čia greičiausiai skirtas. Tai va. O, geras komentaras irgi Editos, žodžiu, yra užeikit celofanopartija.lt. Tai labai daug žmonių paskutinę 27 dieną užsirašė ir sprendė stoti į partiją. Daugybė atvažiavo žmonių irgi stoti į partiją, naujų narių. Tai iš esmės buvo 2 viename, buvo ir mano gimtadienis ir tuo pačiu buvo partijos suvažiavimas. Tai aš kai kur pajokavau, sakau, vis dėlto žmonės tauta nori švęsti. Būčiau pasakęs, kad eilinis partijos suvažiavimas kažkoks, tai visi būtų dar galvoja, neturi laiko taip ir taip. O kai pasakai, kad bus balius, o tada viskas jau keičiasi iš esmės. Jau visi tada nori važiuoti. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, labai tikrai pavyko ir valgyti ir gert netrūko. Ir žodžiu, labai aš taip pats be galo džiaugiuosi, labai visiems ačiū už dovanas. Va, jau gavau dovanų, labai dėkui, nors prašiau pinigais, bet kartais vis dėlto gerai. Gavau dovanų kolonėlę, reikės dar išsibandyti ir mikrofonas prie kolonėlės yra, reiks išsitestinsim, tai turėtų visai šitas dalykas paeiti, tai turėsiu savo, nes vis prašydavau pas tos paskolinti, tai žinot, su rizika, kad kokie mentai atims, tai reikės atpirkti. Tai ačiū labai kas už šitą dovaną. Dar vieną dovaną noriu parodyti, irgi labai faina. Šiaip super, žinokit, ir kvepalų viską, žodžiu, gavau ir pinigų dar nemažai sunešiu. Važiuokit, va čia tai fantastinis dalykas, tai yra Lietuvos istorija, čia atvirkštinį vaizdą matot, bet va net su tokiais va bairiais. Tai va be galo dėkingas už šitą dovaną ir jau vieną mano dovaną matėte. Tai va parodysiu. Va, čia šitas buvo geras. Nerandi Google, klausk Antano. Tai čia superinis šitas visas reikalas buvo. Tai sakau, viskas labai, partiją papildėm naujais nariais. Po naujų metų iš karto jau dabar neša, čia šuva cypia dar pas mane, toks sūnus atsivežė, nori, kad paglostyčiau. Tai va, o šitas irgi suprantat, turbūt kam jisai bus skirtas šitas visas reikalas. Gal prie Seimo atsinešti, pasakykit man kas nors. Parašykit komentarą, ar man reiktų va su šitą dovaną ateiti prie Seimo. Kaip galvojat, reikia ar ne? Parašykit, kaip reakcija būtų. Tai va, šitas. Tai va. Bet parašykit komentarą, aš nieko sakyti nenoriu. Tai visi, žodžiu, tikrai labai džiaugiuosi, kad žmonės turi ir humoro jausmą gerą, ir daiktus palei poreikį.
dovanoja ir sakau, vėlgi, va šita istorijos knyga, tai čia yra net ne bet kokia, žinokit. Riboto tiražo kolekcinis leidimas. O čia yra daiktas. Nes tokias knygas tikrai reikia, žinokit, saugoti, nes jeigu mūsų istorija persikels į Wikipediją, nu tai skaitykit, šakės yra. Mūsų ta istorija yra. Tai, nes tas Wikipedijas viską perrašyt, o popierinės, tai galiu pasakyti klausimą, turbūt nekyla klausimų, kokio perkūno Hitleris knygas degino, ne? Šiaip šalta buvo, ne? Ne šalta buvo, reikia trinti suvokimą, trinti supratimą, trinti identitetą ir viskas, nu, kad mes nebesuprasme, kad mes kažkokia liktume pilka masė, kuri dirbtų nuo ryto iki vakaro ir daugiau iš esmės neturėtų kuo didžiuotis, nes kai tu tautai, visuomeniai išmuši identitetą iš po kojų, jie gali parsiduoti ant bet ko. Ir jau yra toks net ir juokas, toks gal teko ir girdėti, tai jeigu, kaip sako, vokietis klausia lietuvio, koks tavo mėgstamiausias alus, tai lietuvis atsako, žinot kaip, tas, kuris su akcija. Tai čia ir rodo, kad žmogus neturi, jisai priklausomas tik tai nuo piniginių, nieko nuo kažkokių skaitmeninių pinigėlių ir visokių tokių nesąmonių. Tai va, aišku, šiandien į temą labai tiktų irgi Vaido Baumilos pasisakymas apie Romą Kalantą, ten jiems skambino žurnalistai, bandė klausti apie kaip, nu, šlykštų, net nenoriu skaityti ir Vaidą Baumilą taip laikiau tokiu atlikėjų, iš esmės, nu, tikrai talentingu, tikrai su ta daina Kunigunda, jis čia sudrebino viską praeitą sezoną, užpraeitą tiksliau, ir viskas buvo super, bet kai pradeda politikuoti visokie muzikantai ir tie žmonės, kurie nesiorientuoja, kas dedasi, va tada prasideda jau blogai. Nes vėlgi tie patys, kurie žviegia, kad kisielių reikia susileisti, po to žviegia dar visokias nesąmonės, tai tik tai, žodžiu, labai yra blogai, kada tokie žmonės kištis bando, tuos įtakotukais jos vadina, jie pabando ten paįtakoti, o realiai priskaldo. Tai mano nuomonė, tai ar baudžiamoji byla turėtų būti Baumilai iškelta, turbūt ne, bet kad administracinė tvarka tai turėtų nubausti, nors gal ir visuomeniai užteks proto truputėlį jį nubausti šiaip. Ta jų mėgstama tokia cancel kultūra, ta atšaukimo tokia kultūra. Tai man atrodo, Baumila turėtų suprasti, nes tai aš apie tą ir pradėjau kalbėti, kad kai va tokie įtakotukai pradeda taip elgtis, taip dergtis, tai ir yra signalas, kad mums yra išmušamas tautinis identitetas iš po kojų. Ir tada, kai jau mes jau nebežinosim, kas mes esam tokie, tada paveikti gali tik tai pinigais. Įvedinėt naujas madas, visokias nesąmonės ir taip toliau ir taip toliau. Šiandien labai ilgai nenoriu išsiplėsti, bet pažadėjau, kad galėsite paskambinti. Pagrindinis šito laivo tai buvo tikslas būtent visiems padėkoti širdingai ir jau parašiau postą už visas dovanas, už viską, už gėlės. Sakau, net mano mašinos netilpo bagažinę, sūnus dar turėjo dar gerai, kad atvažiavo, beje, sūnaus mano irgi buvo gimtadienis vakar, tai įsivaizduokit, mano vardas Antanas, mano sūnaus vardas Antanas ir mes abudu esame gimę gruodžio 28 dieną. Tai va taip. Skaičiuoti moku, kai kažką darau. Tai va, o ką dabar pabandysiu jungti telefoną. Numerį žinot, 868402910. Aš visada jungiu lėktuvo režimą šitam telefonui. Ir žodžiu, to reikia išjungti čia. Tai va, keletą skambučių. Gal kažkas keletą komentarų, gal turit klausimų prieš savaitgalį ir tada eisim visi jau ruoštis naujiesiems metams. Sūnui 21 mano yra. Tai va, čia paklausė, kiek metų. Nu va, telefoną jau įjungiau. Tai aišku, čia dabar ateis kokie 5 minutės eis žinutės įvairiausios. Krūvas čia, žodžiu. Čia tiek tų naujų žinučių. Nu, čia maždaug tiek. Kad atėjo daug kas skambina, jo, tai
Jeigu dėl partinių kažkokių klausimų norit paklausti, rašykit Celofano partija @gmail.com, ten tikrai atsakys. Ir žodžiu, tai jeigu kažkas nors savaitgaliui norit ruoštis, to jau netrukus už nauji metai, o po naujų metų jau mes kipsim vėl toliau į darbus ir mes tikrai jau jų turim. To dar keletą buvo momentų pasižymėjęs, ką norėjau aš čia irgi pasakyti šiandien, tą progą pasinaudoti, pasakyti savo nuomonę, nes darau tai labai paprastai, pamatau kažkokią nesąmonę, išsiunčiu, apie naujus metus negaliu pasakyti, apie Keikūnus atjung. Jo, tai Keikūnų jau ten didžioji dalis kritinė yra pablokuota, mes, kaip jau pamatau, kad kažkoks rašo, ten irgi keikiasi, bet būna kartais ir žmonės, ir patys, taip, tie, kurie draugiškai man atžvilgių nusiteikia, nėra neigiamai nusiteikia, tie irgi nesusitvardo keiksmažodžių parašo, tai kaip ir aš šitoje vietoje dar linkęs šiek tiek atleisti, bet visada prašau nesikeikti pagal galimybės. Pas mus tyli žiniasklaida, absoliučiai tyli, taip užsiminė, kaip tarp kitko, turiu šitą dalyką pamatyti ir pranešti. Nežinau, kaip dabar dėliosis, bet iš esmės Ukrainoje prasideda labai neramu. Šiandien, kad tie šiandieniniai ten skrydžiai įvairūs, kas įvyko čia toje Ukrainoje, tai žiūrėkit, prieš 2 dienasgi visi, kur rėkia Slava Ukrainė, plojo katučių ir sako, kaip gerai, kad jie nuskandino Rusijos ten kažkokį karinį laivą. Tai tik tai kvailys galėjo nesuprasti, kad šitas veiksmas sulauks labai rimto atsako. Ir, pavyzdžiui, tas sprogdinimas, tai aš dar tikėjausi, kad čia bus tą pačią dieną, bet tai vyko sekančią dieną. Ir aš dar vakar irgi gavau sveikinimus su draugais iš Kijevo, su kuo kalbėjau. Ne vieną verslininką ten pažįstu. Tai iš esmės, tai jau jie laukia, sako, mes jau dabar viskas, naktim visi išvažiavo iš Kijevo, kas turi kokius sodus ar sodybas, visi išvažiavo ir sako, mes dabar laukiam, kol rusai gerai padaužys. Nes sako, už tą nuskandintą laivą rusų, tai sako, tikrai rusai taip nepaliks. Ir čia tas buvo, čia to galima tikėtis. Ir dabar per žinias rodo vėl, rusai ten kokie tokie. Tai čia viskas yra atsakymas. Sudaužė laivą, gavo atgal per karinius objektus. Pataikė ten į vaikų ligoninę, pataikė į nuosavą namą, tai vaizdo įrašė nei nuosavai daugiabutį. Ir į nuosavą buvo, ten daug tų bombikių nukrito. Tai labai aiškiai matosi, kaip skrenda jau degantis kažkoks tai objektas, ar tai raketa, ar tai dronas kažkas, ir jisai trenkėsi į daugiabučio patį stogą ir ten sprogsta. Tai akivaizdu, kad tikslas tos raketos buvo kitas, ne tas daugiabutis, bet jau žiniasklaida bando parodyti, tarsi čia tą daugiabutis buvo tas tikslas susprogdinti. Kadangi nukrenta, aš jau aiškinau šitą ne kartą, skrenda raketa jinai su kažkokiu tikslu. Ja numuša prieš raketinę gynybą, ją numuša. Ir jau kai jau ją numuša, jinai kur krenta, tai ten krenta, tai jau krenta ir ta iš prieš raketinės gynybos liekusi raketa, ta krenta bet kur. Ir ta, kuris skrido su kažkokiu tai tikslu, irgi kažkur tai krenta. Tai čia nereikia sakyti, kad yra specialiai taikomas į daugiabučius, nes tai nėra tas tikslas. Ir čia tie, kurie sako, kad čia specialiai šaudo į daugiabučius, tai čia tik tai mūsų visokie Delfija, LRT ar kažkokie, kurie žviegiantis, tie gali pasakyti tokią nesąmonę. Bet iš tikrųjų visi supranta, kad raketos lekia į karinius objektus, nes supraskit, raketos kainuoja 100 000 eurų, gal net lemus, priklausomai nuo raketos. Ir dabar aukot raketą tam, kad pataikyti kažkokį daugiabutį, tai yra visiška nesąmonė. Va čia matau dar klausimas šitoks, nes apie mobilizaciją noriu papasakoti. Ką man apie tai, kad nuo sausio 1 dienos aplinkos apsaugos darbuotojai stabdys automobilius ir tikrins jų taršumą. Nesąmonė, aišku, tai aš jau apie tai esu sakęs, kad ar pastebit, kad vis daugiau tarnybų įgyja daugiau galių ir tik tai mums kvailiam parodo mūsų vietą, kad mes esam vergai. Ir viskas, pažiūrėkit, vaikų teisės, be policijos, gali ateiti pasiimti bet kada jūsų vaiką. Be teismo sprendimo, be nieko, atėjo ir paėmė jūsų vaiką. Čia laisva šalis, kurioje norėjom gyventi?
Nu, aš tikrai tokioje nenorėjau gyventi. Dabar vėl kažkokie tai aplinkosaugininkai, tai jūs važinėkit, gaudykit brakonierius, suprantat? Ne, brakonierius yra sunku gaudyti, o čia yra grynas pasipinigavimas. Nes tiesiog aplinkosaugininkai darys reidus, stabdys, skirinės baudas, atiminės apžiūras, atiminės visus tokius dalykus ir vėl kiekvieną kartą iš kiekvieno žmogelio valstybinis aparatas atiminės pinigėlį. Ir šita sistema yra kuriama tokia masinė ir gigantinė. Ir pažiūrėkit, jau kariškiam leido, jau kada, kai buvo ten tos taip vadinamos riaušės prie Seimo. Tai tada šitas dalykas buvo sakytas, kad suteikiama kariškiam per daug galių. Bet visi balsavo už. Nu, kažkas tai skambino. Taip, klausau, labas vakaras. Labas vakaras, Antanėlis. Labas. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate mūsų tokiame eteryje su Labunovu, viskas tvarkoj. Aš norėjau pasakyti tokį dalyką. Jūs tą Kaminskaitę kažkaip tai gali sutvarkyti, kad nebūtų ten tokio negatyvo. Ką tokie sutvarkyti, aš neišgirdau truputėlį. Kaminskaitė Kristina. Nu, žiūrėkit, man kažkodėl visi man apie tą Kaminskaitę ir praeitos tiesioginės transliacijos metu skambino, klausė. Ir jau, kai čia pradėjo cirkytis tam Panevėžyje, ten tada man skambino. Nu, matot, dabar kaip jūs įsivaizduojat ją sutvarkyti? Reikia žmogui tiesiog pagalbos, reikia medikų pagalbos. Policija, pavyzdžiui, jie neprotauja, kad jie važiuoja po 15 kartų į dieną. Aš manau, žinokit, yra laiko klausimas, kada ją truputį išveš į įstaigą pagydyti ir viskas, bet vėl pas mus pagal įstatymus tas žmogus, kuriam reikia pagalbos, jisai gali blūdyti tol, kol ką nors neužmušė ar neprimušė, suprantat? Nu, pas mus tokie yra tokie įstatymai. Yra tokie įstatymai, kol tas žmogus neadekvatus iš kažko neužmušė, tol jis gali gatvėm vaikščiot. Nu, ir viskas. Nu, aišku, ten tas žmogelis, kurio jinai ten nusiaubė butą, ją, kaip supratau, iškraustė. Aš net nebejoju, kad jisai per teismą iš jos pabandys prisiteisti padarytą žalą už tą nusiaubtą butą, ten kas buvo pridaryta. Nu, kiekvienas mes turim gyventi savo gyvenimą, kol tas mūsų laisvas gyvenimas nesikerta su kaimynų laisvu gyvenimu. Tai iš esmės... Jo, yra baisu ir dabar Šiauliuose, jinai kaip skelbėsi, ta prasme, jau ten Šiaulių kaimynam irgi užuojauta labai. Nu tai, žiūrėkit, tai sakau, tai kažkada, pagal mūsų įstatymus, ją, kad uždaryti gydymo įstaigą, ją reikia, jinai turi ką nors užmušti. Bet, tiesiog, Lietuva tauta vieną kartą jau džiaugiasi iš nesveiko žmogaus Minedo tokio. Tai irgi kažkada buvo pašaipų objektas numeris 1 Lietuvoje. Dabar atsirado kita irgi tokia. Ir labai, žinokit, valstybiniam aparatui yra įdomu šitas reikalas. Jiem gerai, kad žmonės nesąmonėm užsiminėja vietoj to, kad mokintų vaikų šachmatai žaisti. Jie žiūri tėvai kažkokią beprotę. Tai aš taip, pavyzdžiui, jos nežiūriu, neseku, nelabai ten man įdomi. Aš sakau, aš praeitos tiesioginės transliacijos metu net nepasakiau tokio dalyko. Tai įsivaizduokit, man skambina, kai jau jie ten, kai padegė ten jie, žodžiu, tas duris ar ten dar kažką. Man skambina kažkoks veikėjas, prisistato jos kavalierium ir sako, per tave jinai surinko 15 000, jai tai buvo milžiniški pinigai, nesuprato, kas daros, išprotėjo, tu kaltas. Žodžiu, aš dar likau kaltas dėl to, kad aš jai padėjau vaikui, žodžiu, ir jinai susirinko, net aš tiek daug neprisidėjau, kiek prisidėjo Šiaulių mūsų partijos Šiaulių skyrių, suprantat, tie žmonės daugiausiai prisidėjo. Ir mes žinojom tą situaciją, ir ten buvo daug, kad jai išnuomavo butą, sumokėjo avansą, jinai nuvažiavo, nutraukė sutartį, pasiėmė savo į kišenę tos avansus, kai sakau, prisipirko tų guminių pimpalų ir viskas. Ir mes tokiem, suprantat, žmonėm, aš padedu žmonėm vieną kartą ir matau tiem, kuriem reikia iš tikro pagalbos, o ne tiem, kurie naudojasi gerumu. Ir... Bet tai žiūrėkit, jūs nežiūrėkit, nematysit, o tie, kur jinai gyvena, kaimynai išsikvies policiją ir ten kažkokiu būdu anksčiau ir vėliau su jie susitvarkys.
O kol... Aš šiaip tai nelabai, atsiprašau, aš nelabai taip žiūrėdavau, bet aš esu ne Lietuvoje, aš esu Vokietijoje. Nu tai va, dabar jūs sėdit Vokietijoje, gaištat laiką kažkokią žiūrėt žmogų, kuriam... Ne, neturiu ką veikt pasižiūrėti, bet galvoju, jau čia per zadūžų, jau čia per daug. Tai praeis tas pikas ir viskas, tai žinokit, aš sakau, mažiau dėmesio dabar atsiranda tokių žmonių, kurie nori to cirko, aukoja pinigus, yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas, kuris deda savo pinigus. Ar jis Bairaktaram, ar Daram, ar Kristinom duoda, čia kiekvieno asmeninis reikalas. Tai žinokit, sakau, aš ten, Aš noriu palinkėti jum ir Lobovui, vienu žodžiu, visokeriaupos sėkmės ateinančiais metais, taip ir toliau kovoti, nes jeigu jūsų nebūtų, tai iš viso čia Lietuvoje yra kažkoks kosmosas. Būtų tie patys procesai, jie šiek tiek anksčiau atėjo. Tai mes dar kol kas nieko nelaimim, mes tik tai, žinokit, tam tikrus procesus pristabdom. Ir viskas. Bet kaip ėjo buldozerių, žinokit, taip jie ir eina. Ir viskas. Ir mes čia keliam problemas mūsų vietiniam politikėriam. Man ne 15, man ne 30, man 55 virš. Aš išvažiavau iš Lietuvos vien tik dėl to, kad pamačiau, kad ten yra, kaip pasakyti, grubiai bardakas. Vaikai savo ruoštų išvažiavę yra ir ta prasme aš labai džiaugiuosi už savo gyvenimą, kad aš čia laisvai gyvenu ir ta prasme gerai gyvenu. Turit Vokietijoje, taip? Kaip? Su Vokietijoje turit omeny, ne? Taip. Gerai, džiaugiamės už jūs. Kažkada pasistengsim, kad grįžtumėt. Aš už jūs, kad esat kovotojai ir aš tik tai Antanai už jūs ir už Lobovą, aš esu visokeriaupai. Į partiją įstojot jau? Kas? Į partiją įstojot jau? Ne. Nu tai va, užeikit celofanopartija.lt, žiūrit dabar, kaip mes kovojam. Nu tai ir prisidėt reikia čia. Būtinai. celofanopartija.lt, užpildykit anketą ir va, mūsų turi dėdėti. Būtinai. Gerai. Gerai. Vakaro, Ir jum. ateinančių metų, sėkmės metų ir ištvermingų metų. Ačiū labai. Gero vakaro. Iki. Ar kažkas dar skambina? Klausau atidžiai. Labas, vakaras. Labas. Su gimtadieniu tave, tavo vaiką. Ačiū. Ir norėjau pasiteirauti tavo nuomonės, ar kaip čia, žiūrėjau Tapkinas, kaip čia įpavadintis. Pasitaisai Tapinas, bet tai Tapkinas. Laidą. Jau kelintą kartą žiūriu pasisėdė tas Aidas Puklevičius. Tas Puklevičius teistas už valstybinę turto grobstymą 99 metais. Reikia pažiūrėti, aš net nežinau, kaip jis atrodo. Tikrai 7 metus teistas. Tas jau 7 metus buvo gavęs, su Puklevičiu kartu viena kamera sėdėjo. Aidas, kaip pavardė? Aidas Puklevičius. Dirbo Lietuvos ambasadoje Austrijai. Ir už valstybinę turto grobstymą buvo nuteistas. Ai, žinau, jo, čia toks man tai jisai biškai į kažkokį pėdiką panašus, bet čia gal klystu. Jo, jisai greičiausiai, kad toks ir yra, nes jis sienas gyvena, o jau vyras metuose, tai žinai. Ai, bet tai geras, aš net nežinau, kad jisai teistas ir sėdėjęs net. Jo. Geras, jo, rašo LRT, užėjau. Jo, ir jis tokį labai protingą vaidina, tipo, čia labai jis ten visus gyvent mokina. Jisai kalbas rašo, ten į Laisvės TV rašo, į dviračio žinias ten konsultuoja savo kalbomis. Nu, jisai žvalgus toksai, apsišvietęs. Geras. Nežinau. Tai čia, kai kiekvieną kartą Tapinas primena man mano teistumus, tai jam turbūt reikia Aidą Puklevičių priminti, ne? Tai norėjau pasakyti, moralės etalonas jau toksai, ne, toksai jau kietas. Jo. Jo čia su Kaleivičiuku bendrauja. Ramanauskas tas Švalius iš tenai. Aš Kaleivičiukams rankos nepadočiau, irgi su to pačiu Puklevičiu tenai duoda kalbos ten per tas. Jo, bet čia žiūri LRT labai myli, piarina kažkaip visur labai čia toks. Jisai, sakau, jisai ten parašinėja kalbas. Ten tiems... Jo, ir čia žinių radijai čia kviestas, jisai čia žiūriu kažkaip. Visur dalyvauja. Tai aš norėčiau, žinai, tu vis tiek tenai turi tokių kaip ir daugiau galių pasirauti. Čia rašo komentarą, Puklevičius sėdėjo už alimentus dabar.
Ne už elementus, ne, jis už valstybės turto grobstymą pavogė iš valstybės 200 000 litų. Litais, tai yra daugiau negu šiai dienai 2000 eurų, turbūt visi tą supranta. Ne, tai daugiau. 200 štukų litų, tai belie kiek pinigų. Ja. Tais laikais tai čia buvo, šis buvo kolminiai pinigai, dar buvo litas, dar buvo geras litas. Tai jisai atsidėjo, bet žodžiu pastapinui draugauti netrukdo, ne, šitas ir piratinis. Ja. Oi, labai gerai, kad čia tokiu. Nepilnai sėdėjo tenai, šio laiko jį paleido, bet pats faktas vis tiek, jisai sėdėjo. Ne tai, kad teistas, jis sėdėjo, Vilniuje sėdėjo, Sniego gatvėje tenai, pareigūnų kolonė. Jo, mentų kalėjimas tas taip pat. Ja. Ir jisai vėl su Valatka, tas Valatka Rimvidas, komunistas. Tai jisaigi Valatka Rimvidas, jisai buvo to, kur buvo Komjaunimo tiesa, ar koks ten tas laikraštis, jisgi buvo vyriausias redaktorius. Ir tarybinio mokytojo buvo. Jo, tarybinio mokytojo, teisingai. Aš tai nenustepčiau, kad jeigu pavyktų įstatymą tokį dasimušti, paviešinti visus KGB agentus, tai kokio Valatkos pavardę rastume tenai. Nebūčiau nustebęs, jeigu. Eina kalbos, kad taip ir yra. Jo, aš nebūčiau nustebęs. Ne taip, kad žinai, ką tas ten ir sakė, žinai, ten. Falkagos tas autorius. Jo, gerai, ačiū už info, žinokit, nežinojau, kad šitas tai man morda matyta, jisai už LGBT, jisai čia toks visas ten toks naujadaras tas toks visiškas. Nu, tau sėkmės ir partijai sėkmės. Gerai, ačiū už informaciją, žinokit, kažkaip tą veidą matęs, bet neužfiksavęs. Dabar žinosiu, kai LRT, jeigu koks straipsnis reikės parašyti komentarą, kodėl neparašot, kad teistas, nes, visada, kai apie mane rašo, tai visą laiką. Ja, sakau, Tapkinas kaip šneka, tai irgi sakyti, tu su ko bendrauji? Gražuolį, valstybės turtą grobstė, ne šiaip su, ne žmogaus paėmė. Valstybės. Jo, aš tai už ką galiu tiesiai šviesiai, ką aš ten iš banko buvo paimta paskola ir negražinta, tai čia... Tai negražinai, tai tau neleido... Bankai netiek žmonės apvogė, tai čia... Tu būtum gražinės, tau neleido aplinkybės negražinti, supranti? Taip. A šitas tai vogė sąmoningai, jisai ne per vieną kartą vogė, jisai sistemingai vogė. Taip. Sistemingai vogė. Tai vadinasi... Geras, tai va šitą norėčiau susitikti man. Gerai, kažkada gal prasilenksiu pastapinu. Ačiū už informaciją, tikrai labai. Iki. Geras, va kokį pasakė variantą, matot, ir kažkaip tai aš labą dieną, Tanai, negaliu prisiskambinti, Islandija trukdo. Skambykit Islandiją, va dabar niekas neskambina. Tai va, tai žodžiu, ką norėjau pasakyti, taip apie Ukrainos nukreipo, labai bus įdomus įvykiai, po naujų metų ruošiasi priimti Ukraino įstatymą, pakviesti 500 000 žmonių į frontą. Bet koks bus momentas su tais, kurie bandys vengti šito dalyko. Pirmas dalykas, jiem bus, bankai nebeteiks paslaugų, nebegalės pasikeisti dokumento, nebegalės jokių paskolų imti. Ta prasme, žmonės, jeigu neturės karinio bilieto, išmes iš sistemos. Ir gaunasi dabar toks dalykas, kad jeigu tu turi banke pinigų ir neprisidavęs kariniai komisijai, negalės eiti. Aš noriu, žinokit, pakelti tokį klausimą. Kada mūsų šitie, kurie žviegia slavą Ukrainę, kada patys ims automatą ir ims į frontą? Vat kurie renka pinigus, vat kada jie patys eis į frontą? Nes aš dabar, kaip suprantu, bus stumiami ukrainiečiai, kurie nenori kariauti, kurie galbūt už tai, ką pasisako, už derybas, už dar ką. Nes mano nuomonė, tai yra Zelenskio klaida, kad jis iš karto nesikalbėjo su Putinu, kai tik tai pirmios, atlėkė tik tai tie pirmi. Turbūt jau mes žinom, kad kieno įtaką tą padarė ir čia tie visi, kurie brūžino ir sakė, kad laimės Ukraina, tai kaip šiandien sekas Ukrainai laimėti. O kas kenčia? Kenčia paprasti žmonės. Tai va šitus visus veikėjus. Ir aš pasakysiu vieną dalyką. Dėsiu didžiausias pastangas, kad gėjų lygos pirmininkas Simonko, kuris yra ukrainietis, kad jisai kuo greičiau išvažiuotų į frontą. Vat šitoj vietoj, tai žinokit, parašykit, ar pritarėt, kad Lietuvos gėjų lygos pirmininkas, ukrainietis, kuris Vladimiras Simonko, Vovka, išvažiuotų į frontą. Nes estai sutiko ukrainiečius visus, kurie pasiprašė prieglobsčio kaip kariniai pabėgėliai į Estiją, jau išduos ukrainiečiams, nežinau kokiu būdu deportuos juos, nes kariniam tikslam išduoti žmonės ES įstatymai kaip ir draudžia,
bet turbūt šito atveju bus nusispjaut. Bet aš matau vieną rezultatą. Yra naikinama ukrainiečių tauta. Žūsta rusų, tarkim, atitinkamai, ne 1:1. Bet dabar pažiūrėkit, kurie pirmi baigsis. Rusai pirmi baigsis ar ukrainiečiai pirmi baigsis. Taigi, tai aš sakau, labai šitą stebėsim ir jeigu bus priimtas šitas įstatymas, tai tikrai kreipsiuosi į ambasadą, kreipsiuosi į policiją, kad Vladimiras Simonko, gėjų lygos pirmininkas, būtų pašauktas, amžius leidžia. Dabargi Ukrainoje leido ten jau ir be pirštų, be inkstų, be akies jau gali, jau turi važiuoti į frontą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, Islandija, tai paskambykit, nebeskambinat daugiau. Tai va. Tuoj, palaukit, čia dar vieną tik tokią reikia užblokuoti veikėją. Tai va, nes vis čia atsiranda, bet jau biški kritinius užblokavau, po to kiti visi dingo nuo šito reikalo. Va, visi pritarė Simonko į frontą, viskas, siunčiam Simonko į frontą. Beje, jeigu kas turit Simonko numerį, gal galėtumėt pasidalinti, aš norėčiau jam paskambinti ir paklausti, kada jis eis į frontą. Pirmasis. Ir po to, aišku, Šuraevą norėčiau labai, kad irgi kartu imtų automatą, iškeliautų Ukrainos ginti. Tapinas labai norėčiau, kad iškeliautų Ukrainos ginti. Ir visi šitie, kurie žviegia Slava Ukrainė, jūs man paaiškinkit, kokio perkūno jūs čia dar trinatės. Ukraina, kur jūs teigiat, kad jį laimės, jūs čia tik tai karksit ir reiškia, jūs esat karo kurstytojai. Jūs renkat pinigus ukrainiečiam, kad jie kariautų, o jūs žiūri dabar į mirštančius ukrainiečius, kaip Lietuva žiūri į tą beprotę Kristiną. Ne, kažkas tai tokio. Kristina irgi kiti duoda pinigų, kad jinai ten toliau gertų, toliau nesąmonės darytų ir visi žiūri ir smaginasi, nes linksma kažkokia beprotė, kažkokiai beprotį duris padegė. O nemastot, kad vyksta tas pats, kad tie, kurie aukoja pinigus Ukrainai ir žviegia Slavą Ukrainai, realiai irgi investuoja į tokį cirką. Tai ir nebuvo ypatingai ir slepiama, sakoma, kad mes pirko ten tą Bairaktarą. Ir kaip tas jūsų Bairaktaras skraido. Kaip čia yra šitas. Tai va, Minėdas rašo komentarą. Teisingai tasgi žviegia Slavą Ukrainai, ištisai Minėdas. Slava Ukrainė, Slava Ukrainė. Ką Minėdas čia dar daro? Minėdas turėtų imti automatą, nes Ukrainoje, sakau, jau žmonės net ir turinčius psichinių sutrikimų pasakė, kad galima stoti. Liudas rašo, ar galima pas jūs dar stoti į partiją? Taip, galima. Užeikit www.celofanopartija.lt, užpildykit anketą, gausim jūsų ir koordinatoriai su jumis susisieks. Ir viskas. Jums, žiūrėkit, Liuda jau ir parašė. Tai tikrai galima ir tikrai prisijunkit ir sakau, tikslas užauginti šiandien partiją, kad kažkokią turėtume įtaką. Ir aš tiesiai šviesiai pasakysiu, mes žinokit, partijoje eisim už savus. Ir darysim lygiai tą pačią metodiką, kad visur turi būti adekvatų žmonės. Konservatoriai nebereikalo. Tik ateina į valdžią, visus išspardo, visus išmeta, pasistato savo žmonės. Mes irgi turėsim padaryti tą patį, aš deklaruoju ir tiesiai šviesiai sakau. Visi, jeigu tik tai mes ateisim į valdžią, visus jau per tą laiką susiformuos partijos normalus kadrų kiekis, tai yra turinčių kompetenciją žmonių kiekis, ir visi iš visokių užimamų pareigų ten valstybių įmonių, ką įmanoma bus išmesti lauk, visi bus išmesti. Tikrai išmesim lauk ir pasistatysim adekvačius, kompetentingus žmonės. Ministrais turi dirbti, tie žmonės turi kompetenciją, turi dabar sveikatos apsaugos ministras Dulkys, buhalteris. Jisai finansų ministrui gal ir būtų tinkamas, bet pas mus finansų ministrė ta kažkokia Gintarė Skaistė, kurios perkūną žino, aš net nežinau kokia specialybė ir kiek jinai susijusi su finansais. Suprantat, tai yra pagal pažintį. Mano yra vizija, kad pirmiausia žmonės vertinti pagal kompetenciją. Aišku, pirmiausiai, tai turi būti patikimas žmogus, kuriuo mes galim pasitikėti. Tai pirmiausia, žmogaus, kuriuo galim pasitikėti. Ir po to, aš labai nemėgstu tokios taisyklės, žinot, kad priimk mano sūnų buhalterių į darbą, jis gražiai dainuoja. Ne, jeigu tavo sūnus gražiai dainuoja, aš ieškaus buhalterio, tai man tavo sūnus netinka. Ir
griežtai šitas dalykas. Žmogum turim pasitikėti, sekantis yra momentas, kad žmogus, tas turi būti savo srities specialistas ir profesionalas. Ir tada išspardysim visus ten kiek įmanoma, pagal iš visų valdiškų tų įstaigų pusę, kai sakau, visokios ten, ten žmogaus, ten lygių teisių visokias, kur ta Sabatauskaitė, kur su savo to žmonu, brūkšnelis vyru, ten kažkokį žmogų gyvena, tai suprantat, tokias iš vis idiotiškas įstaigas uždaryti Vilniau. Ir viskas. Turi tvarka, kad sveikatos apsaugos ministerijoje turi dirbti žmonės iš medicinos sektoriaus. Tarkim, Veryga, mano nuomonė, buvo tinkamas sveikatos apsaugos ministras, nes jisai turėjo kompetenciją, nes jisai buvo medikas, jis daug metų pradirbęs medicinos universitete, jisai žino virtuvę. Dabar vėlgi, žemės ūkio ministras, kas turi būti? Tai turi būti kažkoks ūkininkas, kuris žino, kas tai yra, o ne kažkoks tai irgi ateina atsilūpėlis ir jis nesupranta. Energetikos ministerija. Mokveži dabar tinkamas šitas dalykas. Taip, dabar afiorom daryti su elektra jisai kreivys tinkamas yra. Bet vėlgi turi ateiti žmogus energetikas, baigęs aukštąjį mokslą ir suprantantis, kas vyksta. Aišku, dar reikės, jis turės padėti atsakyti klausimą, kaip ten buvo su Ignalinos atominė. Nes ten vėlgi ten kaip mums reabilituoti visus šitus dalykus, kad Lietuva, įsivaizduokit dabar, kaip Lietuva gyventų, jeigu mes turėtume Ignalinos atominę veikiančią. Mesgi elektros neturėtume kur dėti, mes visiems pardavinėtume aplinkui. Tiem patiem baltarusam būtume pardavinėję, jie būtų nestatę savo elektrinės, tie patys Latvijai būtų pirkę, tie patys švedai būtų pirkę, visi būtų pirkę. Ir mes sėdėtume ant aukso puodo. Dabar ką mes turim? Kažkokių korumpuotų parazitų dėka, kurie net pribrūžino tautai ir kurie pribrūžino, prikabino makaronų, kad referendumų nubalsavo ir tipo, oi, čia bloga ta elektrinė, čia nesaugina, tralelele. Kodėl Černobylis sprogo? Tai dėl to, kad nesąmonės eksperimentus kažkokius darė. Bet mano nuomonė dar ten ir sabotažas tam tikras buvo, kad susilpninti Tarybų sąjungą, nes Tarybų sąjungai Černobylio ta atominės elektrinės, ta katastrofa, tai buvo realiai praktiškai čiut nebankrutavo Tarybų sąjunga po viso šito reikalo, kiek buvo šitas. Tai va, tai tiek, ką dar, Islandija, tai ir paskambinsit, ar man jum paskambinti, žinutę parašėt, o nepaskambinti, pabandysime jum paskambinti. Nes taip gražią žinutę parašėt, tai kaip čia, ir čia skambinot, jūs čia kelis kartus čia Islandiją skambino. O kažkas dar kiti skambino. Taip, klausau, labas vakaras. Alio. Alio. Girdim. Aš ir dar 1000 žmonių per 2 transliacijas. Norėjau pasveikinti jūsų praėjusią gimtadienį. Girdit mane? Taip, girdžiu, ačiū. Tai tiek ir tiek, ką trumpai. Trumpai ir aiškiai. Gerai, dėkui, ačiū, tikrai. Žiūrim jūsų laivą, ir ką mūsų. Nusprendėt paskambinti, tai gerai padarėm. Tai va. Gerai, tai gero vakaro tada. Gerai, ačiū. Iš tikrųjų, labai visai malonu. Tai palaukit. Aš dar čia biškį pablokuosiu. Tik tokia. Islandija, palaukit, dar pabandom paskambinti tą Islandiją. Kaip ten sako, jeigu ne Muhamedas pas kalną, tai kalnas pas Muhamedą, ne kažkaip tai. Labas Islandija, rašėt žinutę ir nebeskambinat, sakau, skambykit jau. Per tiesioginę transliaciją sakau, kad skambykit, neskambinat, tai sakau pats paskambinat. Dabar galimybės, matot, dirbam, neturiu galimybės prisijungti. Supratau, tai va, gavau žinutę ir paskambinau. Mano vardas. Malonu Nikolajau. Malonu Antanai, pirmas iki jo, gaudžiau vis negalėjau, užgaudžiau jūsų numerą. Ai, tu jūs net nežinot, kad transliacija vyksta dabar? Žinokit, aš nežinau, ne, aš tai tikrai netiesiogiai žinau. Supratau. Gerai, tai smagu buvo, paėmiau, paskambinau, nustebinau. Šaunuolis, kitą tik, jeigu ką, aš galiu perskambinti, jūs nežinot. Jokių problemų, turiu dar. Klausimėlis vieną užduot, kaip jums baigėsi su bankais?
Nu tai ką, duosiu į teismą dar kol kas. Kajo, ateik čia, pakvieskit man Kajo, atveskit čia. Kas ten negerai? Žiūrėkit, man irgi tokia problemėlė iškilo. Mes į Islandiją esame ne Europos Sąjunga. Islandija nežinau, va jūs pasakėt, kad ne Europos Sąjunga. Islandija tikrai ne Europos Sąjunga, ne, bet bankai, turiu irgi Lietuvoje tą sąskaitėlę, turiu Švedbanke ir pradeda siųsti visokias nesąmonės. Nu, ten duok jiem pajamas, duok tu iš ko gyveni. Čia bankai ar mokesčių inspekcija klausia? Bankas. Tai jie neturi teisės klausinėti jūsų, aš išvykęs ir viskas. Žiūrėkit, jie dabar atsiuntė tokį duok deklaraciją, kur tu gyveni, kur tu duok mokesčius mokyti. Aš susiginčiau su banku, pasiskambinau aš jiems, susiginčiau, sakau, jeigu jau jūs taip kišatės į mano privatų gyvenimą, tai duokit oficialų užklausą į Islandiją ir jeigu jų bankas pateiks, ar ten VMI, ar islandiškai, jeigu jų pateiks kažkokią informaciją apie mane, tai valio. Tai labai teisingas ėjimas, nes suprantat, jie išvarto taip, kad jūs tipo savanoriškai pateikėt duomenis. Jie čia taip, jie apkrauna mane. Ir tik aš savo norų duodu informaciją. Bet kitų vertus, kai aš jam tai pasakiau, jinai sako, tai mes tavo pribuosim sąskaitą, nu negalėsite kažkokių operacijų daryti ar ką. Tai palaukit, sakau, tai jūs ne per daug čia ant savęs įmotės. Uždarykit velniop sąskaitą ir viskas. Ir išsineškit visus pinigus ir kai žmonės pradės išsinešinėti pinigus pasibaigs. Tą sąskaitą uždarinėti, nes turiu Lietuvoje paskolėlę. Čia žinai, bet reikia uždarinėti. Tai žiūrėkit, tam bankė, kuriam turit paskolą ir tada pasakykit, tai gal tada mes nutraukiam santykius, nurašom tą skolą ir atsisveikinam ir viskas, tada va taip ir pasakykit. Sakykit, gerai, nutraukiam iš vis santykius, absoliučiai nutraukiam visas esamas sutartis, kokias turit, įskaitant šitą paskolinę. Ir padarom taikos sutartį, kad jūs tą paskolos sutartį man irgi nutraukėt ir aš jums toliau paskolos nebemoku. Viskas. Ir labai aiškiai pasakykit. Taip, žinokit, nebijokit tą pasakyti ir drąsiai, ta prasme. Antanė, aš dėl to ir įstojau į tą jūsų partiją, kad aš dėl to aš ir nebijau. Aš gyvenu neblogoj šaly, kurie apdrausta yra ir mes šiek tiek biškai esam apdrausti čia nais. Nu, tiek Islandai iš mūsų nereikalauja kažkokios informacijos, kiek kažkokie, atsiprašant, sušikti skandinaviški bankai. Taip, tai sakau, pasakykit labai paprastai, sakykit, nutraukt sutartį. Matosi kaip ant delno, viskas matosi kaip ant delno, kaip jie spaudžia ir presuoja žmonės. Nu, bet kokiais atvejais jie bando ištraukti informaciją, iš ko tu gyveni, kaip tu gyveni, kur tu nusišiktas, atsiprašant. Konstitucijoje labai aiškiai parašyta, žmogaus privatus gyvenimas yra neliečiamas. Jeigu aš įtarėt padariau nusikaltimą, informuokit policiją ir viskas, ir eikit velniop. Tai aš jam parašiau žinutę, nes Švedbanko elektroninio pašto niekur neradau. Bent jau bankininkystę internete neieškojau, bet parašiau jam žinutę. Tai šiandien pasiskambinau į banką, sakau, tai kaip ten su atsakymu. Tai mes per 5 darbo dienas atsakinėjom į žinutės. Nu tai valiau, sakau, žiūrėsim, koks bus rezultatas. Nes aš jam parašiau trumpai ir aiškiai, kad pagal įstatymą jūs neturite teisės manęs to prašyti, kreipkitės oficialiai į Islandiją, jeigu jums duos tokią informaciją, tai valio. Aš Lietuvoje nedeklaruotas, deklaruotas Islandijai. O jeigu mano pinigai keliauja per jūsų filialą, tai nereiškia, kad kažkokia machinacija. Ne, tu jūs džiaugitės jūs pinigus iš to, pliusą daro. Nu tai faktas, jūs turit klientą, jūs gaunat pinigus, jūs naudojatės tais pinigais, o ir viskas. Taip. Dar gali būti klausimai. Jeigu biznis, tai tik tais biznis, o jau triusikus nelys. Taip, visiškai pritariu. Gerai, smagu buvo, labai gera situacija, sakau, dar pasakykit paskolą, kad sakykit, tada nutraukim paskolos, aš nebemoku toliau bet jūs... Va čia nebloga idėja. Jo, sakykit viskas, nutraukiam santykius, darom taikos sutartį, kad aš jums neskolingas ir jūs apie mane nebeklausinėt. Sudarom taikos sutartį, nutraukiam velniop tą sutartį ir viskas. Ir eikit velniop ir viskas. Šaunu. Jo. Labai smagu buvo, Antanai. Gerai. Kelias sveikinu su praėjusiu gimtadieniu. Ačiū.
Viskas tvarkoja, žodžiu, vakar pasidarėm dar suvažiavimą, labai daug narių priėmėm, nes toks pikas prieš naujus metus. Kuo valdžia daugiau nesąmonių, žinokit, daro, tuo man partijų žmonių daugėja. O, žiūrėk, Antanai, iš tikrųjų sakau, aš kiek matau, jėzu, kad darosi. Nu, bet mūsų čia Islandijoje mažai bendraminčių, mes tik tais kol kas čia, kur bendraujam jau taip tik tais dviese, sakau, bandau dar pritraukti žmonių, bet visi labai bijo kažko, neaišku ko. Žydai irgi bijojo, tik po to nuvedė visus į dujų kamerą. Taip, nu, tai sakau, tai va einam retoriką, tai sakau, Lietuva tokia mano manim, kad gali būti antra Ukraina. Tai sekantis mes po jų. Mes po jų. Tai va, gerai. Aš ir galvoju. Gerai, tada spaudžiu dešinę. Gerai. Už info, malonu buvo pasišnekėti, bet kada skaminkite, tai kažkokiu. Gerai. Ačiū, iki. Sėkmės tada. Viso. Nu, brangiai, o, įdomus visai skambutis apie banką papasako istoriją. Gerai, bėgu jau beveik valandą sėdim, viskas, visiems tariu tada iki. Mačiau, kad palaikėt, kad Simonko reikia siūsti į frontą, tai žinokit taip ir tegu ukrainiečiai priema tą įstatymą, mes tada. Ukrainiečiai patys sako, nu ką sako, šokinėjom prieš Z raidę. Panašu, kad prisišokinėjom. Tai va, gerai, viskas, sėkmės, iki.